21 uždavinys. Aritmetinės progresijos n pirmųjų narių suma, kai n yra daugiau arba lygu už 1, yra apskaičiuojama pagal duotąją formulę 4n² plus 4n. Pirmoje dalyje reikėjo apskaičiuoti pirmąjį narį. Taigi pirmasis narys tai yra S1, nes vieno nario suma tai yra tiesiog pirmasis narys A1. Įsistatom į formulę vietoj n vienetą ir gausim A pirmojo reikšmę. Tai yra 4 kart 1 kvadratu plus 4 kart 1, apskaičiavę gausim 8. Taigi toks yra pirmosios dalies atsakymas. O dabar antroji dalis. Jau nebe B kurso, išplėstinio kurso. Tai yra, reikia rasti n, jeigu žinoma, kad suma 2n narių yra lygi 11/3 sumos Sn. Tai pirmas darbas, ką reikia padaryti, tai reikia apskaičiuoti 2n pirmųjų narių sumą. Ja skaičiuosim štai tokiu būdu. Tai yra į formulę vietoj n įsistatysim tiesiog 2n. Taigi 4 kart 2n pakelta kvadratu ir plus 4 kart 2n. Atliksim veiksmus. Čia 4 kart 4n kvadratu bus 16n kvadratu ir plus 8n. O dabar imsim ir surašysim viską ir susidarysim lygtį. Taigi 16n kvadratu plus 8n, tai būtų kairioji lygybės pusė, lygu 11/3 ir vietoj Sn įsistatom duotąją išraišką. Tai yra 4n kvadratu plus 4n. Na, o dabar belieka išspręsti gautą kvadratinę lygtį. Kadangi visi koeficientai dalyjasi iš 4, tai aš pirmiausia padalinsiu šią lygtį iš 4. Tai būtų 4n kvadratu plus 8n iš 4, tai bus 2n, koeficientas 11/3 palieka, o čia būtų n kvadratu plus n. Dabar, kad neliktų vardiklio 3, galim tiesiog vėl visą lygtį dauginti iš 3. Tai būtų 12n kvadratu plus 6n, o čia tada sandaugoje imkim pirmąjį dauginamąjį, dauginkim iš 3, tai bus tiesiog 11 ir reikės padauginti iš n kvadratu plus n. Tai būtų 11n kvadratu ir plus 11n. O dabar sukėlę visus narius į kairę pusę ir atlikę veiksmus gautumėm 12n kvadratu minus 11n kvadratu, tai būtų n kvadratu, toliau 6n minus 11n, tai būtų minus 5n ir tai yra lygu 0. Na, dabar išsprendžiam šią lygtį n keldami prieš skliaustus ir gausim, kad kvadratinė lygtis turi 2 sprendinius. N yra lygu 0 ir n minus 5 lygu 0, tai n yra lygu 5. Kadangi narys n turi būti didesnis arba lygus už 1, tai aišku reikšmė 0 netinka. Taigi teisingas atsakymas n yra lygu 5.